kada ateina tavo karalystė. Todėl melskitės taip: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tėse, šventas tavo vardas, tai ateina tavo karalystė. Evangelija pagal Matą, 6 skyrius, nuo 9 iki 10 eilutės. Šioje eilutėje nėra klaustuko ar šauktuko. Dievo reikalas yra aiškus, jo karalystė tikrai atsiras. Prašykime, kad tai įvyktų greitai, dar mums esant. Dievo karalystė yra ten, kur veikia Dievas, tai valdos, neturinčios jokių sienų palyginus su valstybėmis žemėje. Šios ribos yra beribės, apimančios visą pasaulį. Kai kurie Dievo vaikai gyvena paslaptyje, ypač musulmoniškame pasaulyje, o kiti tai parodo labai atvirai. Jie yra Dievo karalystė pranašai su savo padėjėjais. Mes už Dievo karalystę, mes esame tik karalystės paveldėtojai, bet ir karalystės piliečiai. Kalbu ne apie tautas, vokiečius, rusus, lietuvius ar anglus. Kalbu visų pirma apie krikščionis, brolius bei seseras, žydai ir izraelitai. Taip pat yra Jėzus būrio dalis. Jono Evangelijoje rašoma, kad Jėzus nori paversti viską vienu. Jehovos liudytojai ir kai kuriuose vaikiškose knygelėse Dievo karalystės atvaizduojama labai naiviai vaikiškai, tačiau tai viską paveikia labai galingai. Ar galime įsivaizduoti, kad Dievo karalystė stėja yra ligų ir kančių arba blogų jėgų apsėstų žmonių, kad viską apėmusi baimė rūpesčiai, kad kažkas miršta? Ne, Dievo būtyje to negali būti. Jis yra gyvenimas, šviesa, tiesa ir išganimas. Jis visiems blogiams padarys galą. Tad prašykime Viešpatie, tęsia tavo karalystę. Pasirodyk. Jei kas patiria chroniško skausmo, nepagydomą kančią, nenumaldomą liūdesį, gal neteisingai apkaltintas sėdės kalėjime, buvo apgautos, apvogtos, kiek jėgų jis įdeda į šį mildymą. Viešpatie, pasirodyk. Žinoma, kad mūsų viešpats Jėzus vėl pasirodys, gal ne mano gyvenimo metu, tačiau tai bus didi šventė. Tuomet ateis galas visiems vargams ir būsime Jėzaus širdyje, kuris mus guos ir gydys nuo skausmo. Todėl šiandien džiaugiamės, kad jis yra čia ir jis yra ligų, kančių, mirties ir liūdesio nugalėtojas. Jėzus Kristus, mūsų mylimas viešpats. Pasirodyk, Viešpatie Jėzų, greičiau pasirodyk. Dėkoju Jėzų, kad priklausau tau. Tu brangiai mane išpirkai savo krauju. Aš priklausau tau, kad tu išgelbėsi mane iš kančios, nes aš priklausau tau. Kada pasirodysi tu, laukiu tavęs, mano gerasis išganytojau. Amen.